Jeigu jūsų kompiuteris, telefonas, planšetė ar kitas įrenginys yra prijungtas prie interneto, jis yra potencialus blogiečių taikinys. Todėl turite atkreipti dėmesį į tai, ar jūsų prietaisas prijungtas prie interneto, bei pats internetas yra saugus. Jeigu internetu naudojatės ne tik per savo mobiliuosius duomenis, bet ir naudojatės bevėlių ryšių namie ar darbe, jums būtina įsitikinti, kad prisijungimai reikalauja slaptažodžių. Slaptažodžiai turi būti sunkiai nuspėjami, ilgi bei sudėtingi, o parinktas ryšio šifravimas yra bent Web2, o dar geriau Web3 tipo. Labai nesaugu yra naudotis viešaisiais Wi-Fi tinklais, kaip pavyzdžiui parduotuvėse, kavinėse, degalinėse, oro uostuose ar viešbučiuose. Pirmiausia, nesaugu, nes tokie tinklai dažniausiai yra neapsaugoti tarp besinaudojančių tuo pačiu tinklu, padidėja galimybė užsikrėsti nuo kitų prisijungusių prie to pačio tinklo, kompiuterių ar kitų įrenginių. Taip pat blogiečiai sugeba nukopijuoti, klonuoti jau žinomą ar sukurti bei imituoti nemokamą tinklą. Tokiu atveju jūsų visi siunčiami bei gaunami duomenys yra labai didelėme pavojuje. Galite ne tik netekti savo privačių siunčiamų duomenų, bet ir bus galimybė blogiečių bei jūsų žinios per atstumą įdiegti jūsų kompiuterį šnipinėjančią programinę įrangą. Kaip išvengti tokių dalykų? Yra itin saugių sprendimų, kaip naudojimasis VPN. Kas yra VPN? Tai paslauga apsauganti jūsų interneto ryšį ir privatumą internete. VPN sukuria jūsų duomenims skirtą šifruotą tunelį, apsaugo jūsų internetinę tapatybę, paslėpdamas jūsų IP adresą ir leidžia saugiai naudotis viešu Wi-Fi. Ar VPN yra saugu? Taip, tai tikrai saugu, tik jeigu jūsų įrenginys dar nėra užkrėstas. Kitu atveju, užkrėstas kompiuteris turės prieigą net ir per saugų VPN tunelį iki kitų jums svarbių duomenų. Taigi, natūralus klausimas, kaip apsisaugoti ir užsitikrinti jūsų įrenginio saugumu. Ar jums reikia įsidiegti papildomą antivirusinę programą? Jeigu naudojatės ne žemesnė nei Windows 10 operacinė sistema, jūs turite jau įdiegtą Windows Defender programą, kuri yra labai galinga ir užtikrina jūsų kompiuterio saugumą. Jeigu naudojatės kitais įrenginiais, kaip telefonas ar planšetė, papildoma antivirusinė programa jums tikrai nepamaišys, nors irgi nėra būtina. Jeigu naudosite savo įrenginiu atsargiai, įvertinę galimas rizikas. Kaip suprasti, kad jūsų įrenginys yra užkrėstas? Pabandykite stebėti tokius galimus įrenginio veikimo sutrikimus. Kompiuteris įtartinai dirba lėtai. Procesorius, aušintuvas dirba garsiai. Sulėtėja internetas ar interneto nebėra, nors pas kitus įrenginius viskas gerai. Atsiranda įtartinos programėlės ar iššokantis langai, padaugėja įvairios pop-up iššokančios reklamos. Pasikeičia, dingsta jūsų dokumentai ar jų buvimo vieta. Antivirusinė programa nustoja veikti. Gaunate tokius pranešimus. Iš jūsų elektroninio pašto ar socialinių tinklų pradedama siųsti visokią informaciją, kurios jūs tikrai nesiuntėte. Jūsų įrenginys įsikrauna greičiau nei įprastai. Gali būti ir baterija, bet jei tai vyksta staiga, kažkokios programos naudoja labai daug energijos. Jei tai yra darbo kompiuteris ar telefonas, būtinai kreipkitės į jūs aptarnaujančią įmonę.